Labą dieną, treneri. Sveiki. Su pergalė ir kartu su gimtadieniu. Didelis dėkui. Ko gero net nereikia klausti, ar gera dovana nuo komandos. Be galo gera dovana. Aišku, norėtųsi, kad per kiekvieną turą tokia dovanas man komanda dovanotų. Ir, aišku, smagu, kad sutapo ir rungtynės, ir principinės rungtynės su lyderiu, ir gimtadienis. Tai dviguba. Ir pergalė. Tiek pergalė, tiek gimtadienis. Jo. Galit trumpai apie šiandienos dvikovą? Sunkios rungtynės. Turėjom priešininką stiprų, gana jauna komanda. Žaidžia patrauklų šiuolaikinį futbolą. Nepaisant to, kad jauni vaikinai, bet žaidžia pakankamai brandų žaidimą. Jaučiasi trenerio ranka, kuris su ją dirba ir aišku, buvo labai sunku. Kadangi ši komanda neveltui stovi pirmoje vietoje. Bet aišku, vėlgi dvigubai smagiau, kai nugali šitą komandą. Smagu, aišku, vaikinai pirmas kėlinys visiškai tenkina mūsų trenerių štabą, nes tai, ką vaikinai kaip žaidė, jie visą tai, ką mes buvom aptarę, jie pilnai įvykdė ir, aišku, antram kėlinį kažkur tai 65-70 minutė prasidėjo jau daug jėgų vaikinai išeikvojo ir, aišku, prasidėjo keitimai, bet tai, ką mes tuos du įvarčius pasiklojom pamatą pirmam kėlinį, antram kėlinį, bereikėjo tik tai išsaugoti vartus, ką vaikinai padarė. Čia jų pergalė. Jie nusiteikė, kiekvienas iš jų buvo pasiruošę mirti aikštėje ir noriu tai juos pasveikinti su šitą gražią pergalę. Ačiū.